Sveiki, žinot, su kuo man asocijuojasi vasara? Su puikiais šiltais juoko pilnais vakarais draugų kompanijoje, sėdint kažkur tai terasoje, žiūrint, kaip leidžiasi saulė. Vasarą aš tampu šiek tiek hipiška, todėl man labai smagu, kad Magdas diktuojantys žurnalai būtent šį hipišką ir bohemišką stilių labai akcentuoja. O vienas iš pagrindinių šio stiliaus akcentų yra apnuoginti pečiai. Tad aš pasirinkau šią G. Aguirre suknelę, kurią sujosiu diržu, tik tam, kad pabrėžti savo liemenį. Tačiau moteriams su obuolio figūra siūlyčiau to nedaryti. Tiesiog palikti ją visai krentančią, kad atkreiptume dėmesį į savo kojas ir dekolte. Taip pat siūlyčiau rinktis kažkokius tai masyvius auskarus, daug apyrankių, daug žiedų ir kažkokią lengvą plokščiapadę avalynę. Ir šis stilius puikiai tinka kasdieniams pasivaikščiojimams mieste arba atostogoms pietų Prancūzijoje. Savo bohemiško stiliaus neįsivaizduoju ten be šio Alice McCall raudono zono. Bohemiškas stilius puikiai tinka šventėms, o kadangi mes vasarą jų turime ypatingai daug, tai siūlau rinkti šią Fleur de Fleur suknelę, kuri puikiai tinka šventiškiams pietums arba elegantiškai vakarienei mieste. Taip pat galite plaukus susisekti į poduką, įsidėti ir įsiverti didžiulius milžiniškus auskarus ir įvaizdis atrodys visiškai kitaip. Tačiau jeigu ieškote kažko subtilesnio ir elegantiškesnio, aš siūlyčiau jau rinktis jums šią Carevo suknelę. Carevo suknelė yra dar elegantiškesnė ir puikiai tiks toms, kurios nori pridengti rankas. Viena naujausių suknelių iš Ren Boutique drabužinės yra šis Miglan Fred grožis. Suknelė iš karto nuteikia labai bohemiškai, todėl ją rinkčiausi lengviems pasivaikščiojimus pajūryje, o jeigu norėčiau kažko išskirtinesnio, tai tiesiog pasidaryčiau lubą štai taip ir priderinčiau keletą aksesuarų. Apie aksesuarų šiandien kalbu ypatingai daug, bet neįsivaizduoju bohemiško stiliaus be daugybės puošmenų ir akcentų. Taip pat labai mėgstu ilgas sukneles, tad skubu pasimatuoti ir šią. Pasikalbėjus su Ren Boutique komanda sužinojau, kad ne viena aš esu įsimylėjusi self-portrait, o lygiai taip pat yra jūsų mėgiamiausias ženklas. Jų neriniuotas detalės ir kiaurai persišviečiantys audiniai labai primena bohemišką stilių, tačiau jos turi taip pat minimalistinių detalių ir jos tikrai puikiai tiks geriausiams Manhatano vietoms. Na ir kaip, ar man pavyko įtraukti jūsų stilių šiek tiek bohemiškų detalių? Jeigu taip, tai būtinai išbandykite tai dabar, nes kitoje laidoje pristatysiu dar vieną savo mylimiausią stilių. Čiau!